Labas, aš atkeliauju šį kartą su netradicinio formato video, nes dovanų gavau Amigo Paper presą ir mes padarysime kartu su jumis unpacking išpakavimo video ir išbandysime šį presą. Tai yra A4 formato presas, atkeliauja dar va tokios dvi plokštės, kurios padeda pareguliuoti storumą, spaudimo tą visą storį. Dar parodo keletą detalių, tokie poetiški liptukai, presas yra tvirtas, plokštės sunkios, tai tikrai gerai viskas atsispaudžia stabiliai. Dar matot, yra tokios skylutės ant pagrindo, tai per jas galima pritvirtinti presą prie paviršiaus, kad nevažinėtųsi jisai. Tai va, tai dabar išbandykime presą darbuose. Tai dedu popieriaus lapą, kad neįsitepliotų presas, turiu tokį kartoninį rėmelį ir atspausime dabar sėklų pakuotės viršelį, taip galima sakyti. Čia yra mano lino raižinys, dedu paketėlį į tą rėmelį, aišku, išteplioju rankas, nes kaipgi be to spaudžiant lino raižinius, ir dedu lino raižinį, dedu veltinio, kad būtų minkščiau, ir plokštę spaudžiam. Kadangi pirmą kartą, tai paspaudžiu dosniai, užtektų ir mažiau kartų spaust. Keliam. Ir rezultatas nuostabus, labai puikiai atsispaudė, labai patogu. Šiaip spausdavau šitos sėklų paketėlius su savo išjungtų termopresu, tai labai žymiai patogesnis darbas su šituo presu dirbti. Ir dabar išbandykime dar su dažais vieną lino raižinį atspausti. Naudoju savo rankų darbo popierių atspaudimui ir su juo tikrai, jeigu spaustum paprastai su rankomis spaudaliojant lino raižinį ant tokio popieriaus, tai tikėtina, kad labai silpnai atsispaustų. Tai geriausiai dirbti su presu, spaudžiant ant rankų darbo popieriaus, dedam veltinį plokštę ir spaudžiam. Na ir pasižiūrėkime, kas gavosi. Ir gavosi puikiai, labai ryškiai ir taip detališkai atsispaudę. Ir dar su presu būtų galima spausti ir popierių. Čia taip teoriškai, tai aš pabandau truputį dabar bent jau praktiškai pasižiūrėti. Šiaip nėra kažkokio fiksatoriaus rankenėlė, kad užsifiksuotų jį, bet aš žiūriu, kad tos plokštės užspaudus nejuda ir taip tvirtai laikosi užspausta, tai manau, kad reikės ateiti pabandyti tikrai papresuoti ir popierių. Va taip dar patogiai pasistato viršutinė dalis. Tai va, tai toks mūsų debiutinis unpackingo video. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir Amigo Paper dar jums dovanoja nuolaidos kodą, kurį rasite aprašyme ir galėsite su tokia gera nuolaida įsigyti šį presą ir sau. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.